Su tavimi iš šios nuostabios vietos ir įrašinėju jums epizodą apie tai, kaip padaryti, kad realybė pradėtų paklusti mums, o ne atvirkščiai. Ir kaip mes galim, kaip sakant, subendinti ir angliškai sakoma tą realybę. Tai reiškia, kaip mes galim padaryti, kad visos situacijos būtų paklusnios mums, o ne atvirkščiai. Mes bandytume gaudyti tas situacijas, manifestuoti, pritraukti, arba žiūrėk, jau išlipi iš vienos situacijos ir atsiranda kita. Ir papasakosiu, kodėl tai vyksta. Ir jeigu klausai mano praeitus kelis epizodus, aš kalbėjau apie tai, kad kiekvienas iš mūsų turim tam tikras problemas, kurios labai yra panašios, dažniausiai būna susijusios, pavyzdžiui, su finansais arba ten su santykiais. Dėl to, kad turim tą tokį savo tikūną, tai yra tam tikras dalykas, kurį mes turime išmokti, ir kai mes išmoksim, mes tada atrakinsime tos problemos sprendimo būdą. Ta prasme, jeigu taip galima pasakyti. Dabar yra tai. Visų pirma, žmonės iš tikrųjų turim savo kažkokią tai problemą, kažkokią tai situaciją, kuri mūsų netenkina. Galbūt skolos, galbūt su finansais neaiškumai, galbūt su santykiais, sunku pritraukti žmonės, kurie gerbtų tave ir panašiai, mylėtų tave, ar vis tave išduoda, ar kažkaip tai, žodžiu, pasireiškia visą tai, ar darbe kažkokios tai situacijos. Ir ką mes darom? Mes kiekvieną dieną atsikeliam ir mes jau galvojam apie tą situaciją, galvojam apie tą problemą, kurią mes turim šiuo metu savo gyvenime, ar ne? Ir mes leidžiam tai visai problemai ir situacijai įtakoti mūsų nuotaiką, mūsų pokalbius, mūsų savijautą, absoliučiai viską. Tai iš tikrųjų gaunas taip, kad mes tarnaujam ir duodam tiek daug savo energijos šitai situacijai. Dėl ko? Vietoj to, kad mes suprastumėm tą dalyką, kad mes iš tikrųjų sukūrėm tą problemą ir tą situaciją, ir jeigu mes toliau skirsim tam dėmesį, toliau kalbėsim apie tai, toliau nenustosim analizuoti, kodėl taip įvyko, ar ne, kodėl aš ten turiu tiek skolų, kaip čia man iš to išbristi, ta prasme, ar tiesiog nuolatos visiems šnekėti, man tas blogai, man tas nesigauna, man tas dabar anas, ar ne, tu nuolatos duosi tą energiją tai pačiai problemai, tai pačiai situacijai. Ir kadangi tu toliau maitini tą problemą ir situaciją, ta energija vis tik auga ir auga ir auga. Ir žiūrėk, gal atsiranda daugiau skolų, gal atsiranda daugiau kažkokių netikėtumų, gal atsiranda vėl kažkokia tai išdavystė, ar kažkas tokio. Ta prasme, nes tu tam skiri energiją. Ir manau, patys esate sutikę žmonių, ar patys gal net taip elgiatės, kad sustinkat su žmogu ir kalbat jam apie tą savo problemą, apie tą savo situaciją ir overthinkinat, analizuojat ir gailite savęs ar ne ir panašiai. Tai mes pamirštam, kas yra, kai mes įkrentam į tą materialų, fizinį pasaulį, mes pamirštam, kad iš tikrųjų mes esam savo gyvenimo kūrėjai. Mes viską galim sukurti. Ir man dabar visiškai nesvarbu, mėlėjai, su kokiu šūdu, kaip sakant, jūs susiduria dabar. Kas pas jumis ten vyksta gyvenime. Aš galiu pasakyti taip. Jūs esat daug didesni ir daug stipresni už tą situaciją, kurioje jūs šiuo metu esat. Aš dar kartą sakau. Jūs esat daug stipresni ir daug didesni už dabartinę situaciją, kurioje jūs esat. Tai prasme, leiskit tai savo kūnui suvokti ir prisiminti. Mūsų originali vibracija, su kuria mes atėjom į šitą žemę, yra aukšta vibracija. Mes atėjom iš kūrėjo energijos, kas yra susijęta su kuo? Su meile, dėkingumu, tikėjimu ir žinojimu, kad viskas dėliojasi taip, kaip turi dėliotis, ar ne? Tai kas yra, kad mes įeinam į šitą fizinį pasaulį, materialų pasaulį ir kiti žmonės mus įtakoja ir mes taip ir įkrentam į tą tokią, žinai, iliuziją, kad va, mano problemos čia, ta prasme, yra tik tai egzistuoja, tik tos problemos ir tos mano situacija. Ir mes atsijungiam nuo to galimybių lauko, nuo to savo originalios energijos, su kuria mes atėjom iš tą žemę, su to kūrėjo energija, ar ne? Ir dėl ko mums yra taip sunku, iš to išeiti ir išlipti, nes mes pastoviai tame pačiame sukamėmės tokiame mažose žemose vibracijose, ar ne? Ir tada žiūrėk, tu gali sėdėti ir manifestuoti, rašyti žurnalus, eiti visokius kursus ir dirbti daug ir panašiai. Ir atrodo, aš darau viską, ką jau reikia daryti, ar ne? Bet kas yra, kad mes operuojam iš tokių žemų vibracijų, ta prasme, kad giliai mes esam žemuose vibracijose. Nesvarbu, kad mes darom tuos tokius veiksmus, ta prasme, bet mes darom tai žemų vibracijų, nes mes darom su tuo tokiu dideliu noru
kažką gauti iš to, ar ne, kad kažkas pasikeistų. Ir čia yra, aišku, normalu žmogaus elgesys, ar ne, yra kažko norėti ir panašiai. Bet visata ir kūrėjas nereaguoja tokią energiją, nereaguoja tai, kad man reikia va tų 10 000 eurų va čia ir dabar. Ta prasme, kad galėčiau, nežinau, sustvarkyti dantis turkiui. Sakau dėl to, nes daug kas man dėl to rašo. Arba, nežinau, sumokėčiau kažkokias tai skolas, ar ne, ta prasme, ne. Ir kai mes bandom chasint ir mes bandom tiesiog kažkaip tai va, per prievartą galbūt mes išdeginam labai daug energijos ir mes leidžiam, žinot kas, mes leidžiam savo gyvenime tom situacijom, žmonėm, kažkokiem bosam, kažkokiem netikėtam mokesčiam valdyti mūsų emocijas, valdyti mūsų fizinę, mūsų emocinę būseną. Mes leidžiam aplinką ir dėl to mums yra labai sunku, nes mes operuojam iš žemų vibracijų, pas mus kažkas įvyksta gyvenimo, mes leidžiam tam įtakoti, kaip mes jaučiamės, mes tam duodam labai daug energijos, mes kalbam apie tai su kitais žmonėmis. Tai gerai, dabar tu klausai ir galvoji, bet toks gyvenimas, tai ką tu man siūlai, kaip tu man siūlai iš to išeiti, tai ką aš tau siūlau? Aš siūlau tau nebeskirti tiek daug dėmesio savo dabartiniai situacijai, kurioje tu esi, nes aš tau kaip ir sakiau, ta situacija, kurioje tu esi daug už tai didesnis. Daug už tai didesnis. Ir aš žinau, kad kai kurie iš jūsų netiki tuo, dėl to, kad jūs esat labai stipriai atsijungę nuo savo dvasinės pusės ir jūs mato tik fizinius dalykus aplink ir jums yra sunku patikėti. Bet jeigu klausot šito podcasto, aš manau, kad jūs kažką darot, kažkaip tai keliatės visą tą savo susijungimą su dvasiniu pasauliu. Ir aš nekalbu apie tai, kad ten melstis, eiti bažnyčią ar kažką. Ne, tai tiesiog yra tas tiesiog tikėjimas, kad yra kažkas daugiau, kaip tu nori tai vardinti, ta prasme, kažkokios tai praktikos. Taip, gali būti ir bažnyčia, gali būti ir meditacija, gali būti ir tiesiog sėdėjimas ir pasijaus dėkinga už ką su, ar ne? Šešėlinis darbas su savimi. Ta prasme, čia yra labai daug variantų, kaip mes galim tai daryti. Bet ką aš noriu pasakyti, mėly, jeigu mes norim, kad pas mumis kažkas pasikeistų ir ta realybė pradėtų mum paklusti, ar ne, kad atrodo, aš čia orkestruoju, o ne kažkas tai kitas orkestruoja. Mes turim nustoti duoti tiek daug energijos tai situacijai, kurioje tu dabar esi. Ir aš žinau, kad tai nėra lengva, nes taigi yra tokia situacija. Tu turi pradėti skirti daugiau dėmesio ir energijos ir savo išteklių sprendimo būdui. Tai pavyzdžiui, jeigu pas tavęs yra problema su pinigais, tai gerai, vietoj to, kad sėdėti ir gailėti savęs arba kalbėti su kitais, kaip yra blogai, kaip čia tas yra nas, kaip tu gali susitvarkyti tuos finansus? Kaip tu gali duoti daugiau vertės pasauliu, kad tavo tie finansai susitvarkytų. Galbūt kažkoks tai projektas, galbūt pradėti kažkokią tai veiklą, ar ne? Kur tu galėtum būti vertingesnis pasauliu? Nes prisiminkim tokį dalyką. Pinigai tai yra tik energija. Tai yra tiesiog mainai už tai, už kažkokią vertę, kurią tu gauni. Ar ne? Ta prasme, tu gauni vertę, va, tarkim, aš užsisakiau džemų gėrimą, čia Balyje aš sumoku už jį. Vertė šito gėrimo yra toks, kad čia yra ar ne gėrimas, kuris man hidratuoja, kuris duoda man vitaminų ir panašiai ir aš už jį sumoku. Viskas. Pinigai yra už šitą gėrimą, ar ne? Tai pinigai yra iš tikrųjų energija. Ir jeigu mes iš tikrųjų turim finansinių sunkumų šiuo momentu, tai yra tikriausiai dėl to, kad taip, galbūt mes operavom iš žemų vibracijų. Čia yra labai plati tema iš tikrųjų apie pinigus, kodėl gali būti kažkokie tai trukdžiai, yra pasąmonės blokai, vaikystės traumos, programos ir panašiai. Bet esmė tame, kad skirti daugiau laiko problemos sprendimui, ar ne? O ne toj situacijai, kur aš esu. Pavyzdžiui, aš duosiu jums pavyzdį. Aš pradėjau kurti biznį online 2018 metais. Tuo metu aš dirbau skambučių centre, gyvenau nuo atlyginimo iki atlyginimo ir visada, kai ateidavo atlyginimas, ta prasme, iš mano to skambučių centro darbo viskas nueidavo mokesčiam ir man ten praktiškai nieko net likdavo. Ir mane tas užknisdavo, nes aš eidavau darbą, kuris man ir taip nepatinka, aš dirbu dėl pinigų ir tai man tų pinigų nelieka, ta prasme, tik pragyvenimui man užtenka. Ar ne? Ir pas mane buvo šita galimybė, bet aš ten nieko su ja nedariau, čia negaliu, neišeina, kažkas tai nėra laiko. Ir aš tiesiog atsimenu taip gerai, kai aš nusprendžiau nustoti galvoti apie tą savo situaciją, kurio aš esu, tą finansinę situaciją, ar ne? Ir aš pradėjau skirti laiko šitai veiklai ir dirbti ties tą viziją, kurią aš noriu. Ta vizija, kurią aš turėjau, kad aš keliauju, kad aš dirbu iš bet kur, kad aš gyvenu tropikuose kažkur, kad aš leidžiu didžiąją laiko dalį kažkur tai šiltam krašte. Čia buvo mano vizija, čia yra kas mane iš tikrųjų vedė daryti veiksmus, kas mane vedė kurti vertę žmonėms, kurti postus, kurti video, ar ne, ta prasme, čia mano toksai tas verslas, ar ne, arba kalbėti žmonėm, dalintis galimybę su tai žmonėm. Ir kas atsitiko? Kad aš pradėjau pritraukti daugiau pajamų, daugiau gausos ir aš susikūriau pajamų šaltinį.
Tai taip, aš toliau dirbau skambučių centre, bet aš jau turėjau tokį, kaip žinot, kažkokią tai papildomą pinigų source ir man iš tikrųjų buvo tokia vis didesnė ir didesnė ramybė, nes aš žinau, kad jeigu aš ir meščiau tą darbą, aš vis tiek jau dabar galėčiau ir iš tos veiklos po truputėlį pragyventi. Ir kas ir gavosi, kad po mažiau negu 2 metų aš jau finansiškai galėjau visiškai išeiti iš to darbo ir dabar kiek daugiau negu 6 metai kaip nebedirbu, ar ne, kitiems, tik tai savo. Dabar, aišku, aš labiau irgi fokusuojuosi į visus šitos coachingus ir panašiai, tiesiog, nes tai yra kažkas, kaip aš save matau ateityje. Bet ką aš noriu pasakyti, mėlyjei, kad mano finansai susitvarkė ne dėl to, kad aš tiesiog sėdėjau ir gailėjau savęs ir grūzinausi, kad tas darbas čia nepatinka, kad čia atlyginimas, bet aš atėmiau savo energiją iš tos, kur aš skyriau tą dėmesį tai situacijai, kur aš esu. Dar čia aš beje nepaminėjau, kad man buvo pasakęs darbas, kad aš jam permokėjau, kad jie man permokėjo kažkokią klaidą įvėlę ir man permokėjo 5000 svarų ir man visada nuo algos numinėdavo gal apie 100 svarų per mėnesį kažkas tokio. Žodžiu, tai psichologiškai man buvo tikrai nelengva, nes aš žinau, kad jeigu mesiu tą darbą, jie prašys, kad aš išmokėsiu tą skolą, suprantat? Ta prasme. Tai va, bet aš vietoj to, kad sėdėčiau ir galvočiau apie tai, aš skyriau savo energiją kūrybai, sakau, vertės davimui, kaip aš galiu būti naudinga pasauliu, ką aš galiu duoti daugiau pasauliu. Nes jeigu norim daugiau pinigų, mes turim duoti daugiau vertės, iš tikrųjų. Ta prasme, kaip mes galim būti vertingesni kažkam, tai kokią vertę mes duodam tam pasauliu, ar ne? Ir taip iš tikrųjų visą tai pradėjo keistis, ta prasme mano gyvenimas pradėjo labai keistis, nes aš energiją pradėjau kurti, sakau, skirti kūrybai, vizijos plėtimui, o ne tiesiog gailesčių savęs. Tai va čia ir yra. Ir man iš tikrųjų tada realybė pradėjo keistis, pradėjo eiti žmonės, pradėjo eiti klientai, galėjau leisti savo daugiau, galėjau per laiką ir susiremontuoti tenais, žodžiu, butą, investuoti butą, keliauti, susitvarkyti dantis. Ta prasme, aš labai daug galėjau savo leisti daryti, kur seniau reikėdavo galvoti, iš kur aš gausiu pinigų, ar ne? Ir atrodo, kad viskas tiesiog pradėjo eiti labai lengvai ir paprastai. Tai vad, kas nutinka, mėlyjei, kai mes pradedam sakyti, kad žinai ką, aš diktuoju savo gyvenimą, ne kažkas kitas, bet aš esu šito gyvenimo kūrėjas. Ir nuo mano energijos priklauso viskas, kur aš skiriu savo energiją, kur aš ją skiriu. Ar aš skiriu į negatyvą, į žemas vibracijas, į gailestį ir kalbėjimą ir lauksiu, kol kažkas ateis mane išgelbės, ar ne, ta prasme, gal koks vyras, gal kokia moteris, gal kažkoks guru išlys ir jisai man atneš tenais, nežinau, sprendimo būdą. Bet yra labai geras pasakymas. Jeigu nori, kad tau pasaulis pradėtų šypsotis, tu turi pradėti šypsotis pats pirmas. Ir pažiūrėk, kai tu pakeiti savo vidinę būseną, man labai daug žmonių irgi sako, pavyzdžiui, su kuriais dirbam asmeniškai arba mano programuose, kadangi mes mokomės, kaip mes galim pakeisti savo vidinę būseną, mes mokomės, kaip gyventi pagal savo astrologinį žemėlapį, savo energetinį tipą ar ne ir panašiai. Ir žmonės sako, aš pradedu matyti, kad ir mano santykiai gerėja su žmonėm, darbe kažkaip visi paslaugesni. Mano vyras kažkaip nori labiau padėti, prisidėti prie visko, ar ne? Pinigai kažkur, žiūrėk, atėjo kažkoks fondas, parašė mailą, kad ten po kažkiek metų jis ten prisiminė mane, arba 2000 svarų išlindo. Tai va tokie dalykai pradeda vykti, suprantat? Kai mes atimam energiją iš ten, kur mes nenorim, nes jeigu mes toliau apie tai kalbėsim ir gailėsim savęs, kaip yra blogai, mes toliau duodam energiją tai situacijai ir visa tai tik auga ir auga. Auga tai, kas mes nenorim, kad augtų. Mes norim, kad augtų kiti dalykai, ar ne? Mes norim, kad augtų pajamos, mes norim, kad augtų santykiai, kad gyvenimo kokybė augtų. Mes to norim. Tad mes ir turim ten skirti savo energiją. Ir kol mes ten neskirsim, kol mes būsim toj vargšelio kažkokioj tai aukos vaidmenį ar ne, ar panašiai, ir kažkam sekas, man nesiseka, tai mums va taip ir bus sunku, mes būsim prieš vėją, atrodys, kad pastoviai kažkas tai vyksta. Man tikrai irgi buvo daug žmonių, kurie vis sako, va, vienas susitvarkiau dalyką ir kitas įvyko. Dėl to, kad jie grinai leidžia pasauliui diktuoti jų nuotaiką, diktuoti jų emocijas. Ta prasme, shit happens. Ir shit will always happen. Čia nėra kažkoks, tai žinot, rožinių akinių pasaulis, kur viskas yra tobula. Aš tada irgi žmonėms sakau ten, kai man kiti sako, oi, tu čia esi balis, sakau, žinok, čia irgi visko yra. Čia nėra pasaulis kažkoks tai stebuklingas. Taip, čia yra faina, čia gyventi yra labai gerai, bet irgi visko būna. Dėl to aš turiu pasidarius savo nagus dabar yin and yang, nes yra dvi pusės visada. Nėra taip, kad yra viena pusė. Jeigu ir tu matai social media kažkokį žmogų, kuris, nežinau, kažkokį titulą pasiekė, ar
nežinau, investavo kažką sėkmingo, ar ne, matai, tai žinok, nereiškia, kad viskas pas yra rožiam klota, tiesiog žmonės rodo dažniausiai geriausius savo rezultatus. Tai va, geriausius savo momentus dienoj, kurie įvyko, o ten, kad žmonės rodytų kažkokius savo ten žemus momentus, tai čia labai labai retai kažkas ir tikrai, visi susiduriam su kažkuom, tai yra visada dvi pusės. Tai va, tai ką aš noriu pasakyti, mėlyjei, kad atimkite energiją iš ten, kur jūs nebenorit, kad tai augtų, ir dėkit energiją ten, kur norit, kad augtų. Bet jeigu šitą pradėsit daryti, jau nuo šiandien jūs pradėsit matytis, kaip daug dalykų keisis. Taip, pradžioj bus lėtai, dėl ko dažnai žmonės meta, biškai kažką pradeda keisti, nemato iškart rezultato po kelių dienų, čia nesąmonė, grįžtų prie savo seno, what's the point, ar ne? Bet jeigu tu tikėsi, no matter what, kaip sakant, darysiu, net jeigu ir nematysiu rezultato čia ir dabar, bet darysiu, laikysiuosi, tu nustebsi, kai visa tai įvyks. Tai va. Tai aš tikiuosi, kad šiuo trumpu epizodu tave įkvėpsiu ir iš tikrųjų padarysi kažką kitaip ir kad realybė pradėtų paklusti tau, kad viskas eitų taip, kaip tu nori. Ir čia yra tas, kad mes savo vibracijomis pritraukiame viską. Nes jeigu mes dabar visi būtumėm tose aukščiausiose vibracijose, kuriuose yra įmanoma būti, mes turėtumėm absoliučiai viską, ko mes norim turėti. Absoliučiai viską. Ta prasme, mes sėdėtumėm, nežinau, paplūdimy, kažkur Ryžių lauke, banko sąskaitoje švilpautų tiesiog milijonai. Nes viskas priklauso nuo mūsų vibracijų, mėlyjei. Kokios yra vibracijos, tą ir pritraukiam. Ta prasme, visata nereaguoja tai, kad tu nori, kad tu bandai čeisinti ragais, nagais. Reaguoja, kai tavo vibracijos sutinka su tuo, ką tu nori pritraukti. Jeigu tu nori pritraukti lengvas pajamas, nuostabius santykius, tu turi pradėti jausti, ką reiškia tai turėti. Ir jeigu tu jauti, kad yra kažkas, ką tau reikia daryti, tai tikrai raginu su tuo stipriau užsiimti. Ir taip pat gali parsisiųsti visiškai nemokamą gidą. Esu prisegusi prie epizodo aprašymo, tavo kosminis kodas, kur tu gali susipažinti ir su savo gimimo diagrama, kas tai yra ir kaip ją gali parsisiųsti, apie ką jinai yra. Tai yra unikalus tavo žemėlapis ir iš tikrųjų ten esu prisegus ir šio mėnesio iki gegužės 31 dienos tu gauni net 50% nuolaidą. Tai bus didžiausia nuolaida ir daugiau nuolaidų nebebus. Tikrai, žinokit, čia yra paskutinis šansas gauti tokią didelę nuolaidą ar apskritai iki mano gimtadienio galo, tai yra gegužės 31 dieną. Tai jeigu nori, yra iš tikrųjų viskas prisegta prie epizodo aprašymo ir tu galėsi susipažinti su savo unikalumu, savo gausos kodais, savo sielos misija, pasąmonės blokais, absoliučiai visais dalykais, kurie yra tavo unikalioje gimimo diagramoje. Tai yra tavo unikalus žemėlapis, kurio neturi niekas kitas šio žemėj, kuris yra sudaromas pagal tavo tikslę gimimo datą, vietą ir laiką. Taip pat šį šeštadienį aš vedžiau seminarą jaučiams, tai buvo ne tik tai jaučiams, tai buvo kiekvienam žmogui, kadangi jautis pas kiekvieną žmogų gyvena gimimo diagramoje. Tad jeigu norėtum tu įsigyti įrašą su darbo knygute, integracijai, nemokamu astro gidu, taip pat yra informacija prisegta prie aprašymo. Ir iš tikrųjų taip pat atlikome aktyvaciją, meditacija, jaunačiai, taip pat yra integraciniai klausimai paruošti, būtent susijęti su gausa, su manifestacija ir savivertės kėlimu, nes būtent jautis yra labai stipriai susijęs su tomis temomis. Tai jeigu tu nori taip pat padalyvauti ir turėti šitą įrankį visam laikui, tu gali jį įsigyti mano aprašyme. Taip kad linkiu jums daug gausos, linkiu jums, kad realybė lenktųsi jums, o ne atvirkščiai ir kad viskas paklustų jums. Ir gali su manimi susijungti Facebook'e, Agnė Der ir Instagram'e ir TikTok'e pakeis savo gyvenimą. Čiau, linkėjimai tau iš Balio.